Šita programėlė telefone yra pats elementariausias, paprasčiausias, naudingiausias būdas kasdien naudoti dirbtinį intelektą. Milijonai žmonių naudoja ją, aš naudoju programėlę ChatGPT jau bent 1,5 metų, beveik kasdien. Ir šiandien noriu papasakot, kaip aš ją naudoju, kam aš ją naudoju, kaip aš ją išnaudoju, kad galbūt ir patys panaudotumėt ją gudriau. Pirmiausia, programėlę reikia parsisiųsti, tai video apraše įdėsiu nuorodas tiek iPhone'ams, tiek Android'ams. Atsidarę tą programėlę galime imti jai ir rašyti, bet mes pradėsim nuo šito pliusiuko kairėje, spaudžiu jį ir atsiranda pasirinkimai Attach Photos, Take Photo, Attach Files ir tai reiškia, kad čia mes galime dirbti su paveikslėliais. Tai pavyzdžiui, kam aš tai panaudoju? Slinki internete, pamatai kažkokį neaiškų grafiką, memą, kurio nesupranti, jį nusiskrinšotini arba išsaugai telefone ir tuomet pasirinkai šitą pliusą, spaudi Attach Photos, nueini į galeriją, pasirinki štai šitą vieną paveiksliuką ir aš sakau, nesuprantu, paaiškink ir spaudžiu siųsti. Tuomet palaukiu kelias akimirkas ir gaunu paaiškinimą, kas tai per grafikas, ką jis reiškia ir kodėl tai juokinga. Šiaip tai genialu ir paprasta. 1-2, padariau screenshotą, įkėliau ir veikia. Kitas pavyzdys. Beje, rekomenduoju, kai turite naują klausimą, atidaryti naują chatą, tai yra viršui kairėje paspaudžiame šitą pieštuką su kvadratėliu ir turime naują chatą, kuriame iš naujo klausime kito klausimo. Galima klausti toliau ir daugiau tvarkos tame ir mažiau painiavos pačiam pokalbių robotui, jeigu ten į tą patį pokalbių langą kelsi daug memų, nesupras, apie ką kalba eina. Dar vienas pavyzdys, štai lygiai tą patį padariau, išsisaugojau paveikslėlį, jį įkėliau, paklausiau, ką reiškia šis paveikslėlis, detaliai paaiškink ir gaunu paaiškinimą apie gana sudėtingą paveikslėlį. Visada galite paprašyti paaiškink detaliai arba paaiškink išsamei, atsakymas nuo to tikrai skirsis. Kaip ir kiekvieną kartą ir visų mūsų atsakymai bus skirtingi. Kitas pavyzdys, spaudžiu Make Photo, Take Photo ir kaip matot, čia yra tokia lentelė pas mane namie, nufotografuoju ją ir paspaudžiu išrašyk tekstą. Ir man išrašo šitą tekstą, šiaip labai patogu, kartais nuo pakuotės kažką išrašyti, kartais nuo popierinės sąskaitos. Kaip dar naudoju šitą funkciją? Tai vėlgi, jeigu skaitau knygą ir nufotografuoju joje dalį, kuri man neaiški, ją apibraukiu su pirštu, kaip paveikslėlyje, parašau nesuprantu, paaiškink paprasčiau ir ChatGPT man atsako trumpai ir aiškiai. Tekste sakoma, kad netinkamai naudojant dirbtinio intelekto modelius gali sudaryti žalingas uždaras ratas. Bla 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 bla. Jeigu man kažkas neaišku, aš galiu paprašyti paaiškink dar paprasčiau per pavyzdžius. Ir man paaiškina per pavyzdžius. Tikrai šitas labai patinka dalykas ir susirašinėjime galime paspausti ant šito garsiakalbio ikonos ir tuomet atsakymas bus garsiai perskaitomas. Trumpai ir aiškiai. Tekste sakoma, kad netinkamai naudojant dirbtinio intelekto modelius gali susidaryti žalingas uždaras ratas. Jei modelis... Na, tiems, kas nori. Arba esu nufilmavęs video, kuriame štai automobilio stabdžiai, tiesiog sustabdau tą video tam momente, padarau screenshotą, išsisaugau jį, atsidarau ChatGPT, pasidarau naują chatą, įkeliu nuotrauką, kurią kad tik nuscreenshotinau ir paklausiu, ar blogai, kad mano automobilio stabdžiai atrodo taip, ar reikia į autoservisą, laukiu atsakymo. Stabdžių diskų paviršiuje matomos nedidelės rūdžių dėmės yra įprastas reiškinys, ypač po stovėjimo drėgnoje aplinkoje ar po lietaus, jeigu automobilis buvo nenaudojamas bent keletą dienų, ši paviršinė rūdis atsiranda labai greitai. Kada reikėtų susirūpinti ir vykti į servisą? Jei stabdant juntama vibracija arba neįprasti garsai. Jei rūdžių sluoksnis labai storas ir diskai atrodo stipriai pažeisti. Šiaip ChatGPT atsakymais, ypatingai faktiniais atsakymais apie žmonės, datas ir panašiai pasitikėti negalima niekada 100%, bet čia tokioje situacijoje man pakankamai gerai iš jo išgirsti. Taip ir įtariau, kad nieko tokio tos rūdys, tai gyvenu toliau. Antras dalykas, kurį labai mėgstu ir tikrai rekomenduoju išbandyti, tai yra diktavimas ir kalbėjimasis. Tai meniu matome tokį mažą mikrofono ikonėlę, panašus į šitą mikrofoną. Paspaudus ant jo įrašinėjamas mūsų balsas ir tuomet jisai išverčiamas vėliau yra į tekstą ir galima išsiųsti kaip tekstą. Tai labai patogu. Tai galima klausti tokių elementarių dalykų, pavyzdžiui, kokius greituosius klavišus naudoti MacBook'e, darant prezentaciją su Keynote programa. Paspaudžiu OK, gaunu išrašytą tekstą, jame matau vieną klaidelę, nesminė, spausiu siųsti ir tiek, bet šiaip dar galima, jeigu norit, prieš siunčiant pataisyti tekstą, jeigu svarbus žodis yra ne taip suprastas. Svarbiausia greitieji klavišai yra tokie Option, Command P, bla bla bla. Man atrodo, aišku, kad tai yra greičiau ChatGPT-int negu pagooglint. Arba galiu, pavyzdžiui, padaryti taip. Parašyk laišką mano kolegijai su svarbiausiais biudžeto paskaičiavimais, struktūruotai ir glaustai pateik tokią informaciją, kad 5 video po 5 minutės kainuos po 2000 eurų, renginio organizavimas kainuos 15 000 eurų, o renginio programą planuojame tokią. Pradžiai kalbės vadovas, paskui
kalbės pranešėjai, paskui kalbėsi tu. Beje, prie biudžeto pridėk 21% PVM, paskaičiuok bendrą sąmatą ir paprašyk 15% avanso, paskaičiuok, kiek jisai bus. Minėtasis laiškas turėtų prasidėti taip. Labas, miela kolegė, siunčiu tau savo mintis apie biudžetą ir renginio programą. Kalbėjau beveik minutę laiko, spaudžiu OK. Aš matau, kad diktuojant jisai netaip suprato žodį ir parašė myla kolegė vietoj miela, bet nesvarbu, spaudžiu siųsti ir štai ką gaunu, viskas gana struktūruotai aprašyta, paskaičiuotas PVM'as ir avansas paskaičiuotas. Matematika šitiems modeliams sekasi tikrai gerai. Jiems tai tikrai nėra didelis iššūkis ir programa paaiškiai pasakyta, kad pradžioje kalbės vadovas, viską matot tekste, naudoju tokius promptus kaip aiškiai sudėliok sekančias mano mintis arba šitas mintis surašyk struktūruotai ir glaustai ir tuomet gali kalbėti kaip trečiokas ar pirmokas ir vis tiek tave gana aiškiai perteikia. Dar vienas pavyzdys galėtų skambėti taip. Sugalvok idėjų televizijos laidai apie grybavimą ir uogavimą. Turėtų būti maksimaliai 2 žodžiai pavadinime. Žodžiai turi būti lietuviški ir išduoti, kad tai yra laida apie mišką, grybavimą, uogavimą, laiką gamtoje. Maksimaliai gali būti 2 žodžiai pavadinime. Jie turi būti juokingi, trumpi ir įsimenami. Tad pasiūlyk man 20 pavadinimo idėjų. Miško rojus, grybų karai, uoga džemas, kepurė žemyn, miško lobiai, baravykų biznis, uogų manija, miško žvalgai, uoga nuoga, kotas trumpas, grybų tūzas, grybas kišeniai, miško uogienės broliai, grybų reikalai, uogų gauja, baravyko kvapas, miško virusas. ChatGPT puikiai generuoja idėjas. Jeigu su faktinė informacija jis gali nusikalbėti ir nereikėtų juo pasitikėti, tai su idėjomis, su fantazavimu, juk nėra blogų idėjų, ar ne? Tai laisvai jisai gali prafantazuoti daug pavadinimų. Ir apačioje dešinėje taip pat matome tokią garso bangą stilizuotą. Paspaudus ant šios ikonos yra įjungiamas gana eksperimentinis gyvo pokalbio režimas ir ten gali kalbėtis kaip beveik su tikru žmogumi. Prieš metus šitas režimas veikia dar labai sunkiai. Galite paklausyti, kaip jisai skambėjo tada, labai prastai tarė skaičius. Kuris iš kandidatų labiausiai tikėtina laimės Lietuvos prezidento rinkimus? Atsakyk lietuviškai. Remiantis apklausų duomenimis, didžiausias šansą laimėti 2025 Lietuvos prezidento rinkimus turi dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Tyrimai rodo, kad antrajame rinkimų ture jis galėtų surinkti iki 70% balsų, o jo artimiausia varžovė, premjerė Ingrida Šimonytė, tikėtina liktų su 30% palaikymu. O dabar jis veikia jau stipriai geriau. Beje, jeigu ant jo paspaudus jums ekrane iššoka 3 balti apskritimai, pas jūs yra neatnaujinta programėlė ir sena versija. Turėtų būti toksai mėlynas didelis gaublys, reiškia, naudojate naujausią versiją. Tai ką aš čia galiu padaryti? Spaudžiu ant gyvo kalbėjimosi. Kaip suprasti superstygų teoriją fizikoje? Paaiškink man paprastai. Superstygų teorija siūlo, kad visos dalelės ir jėgos visatoje kyla iš mažyčių vibruojančių stygų. Įsivaizduok, kad kiekviena elementarioji dalelė nėra taškas, o smulki virpanti styga. Bet o kas yra elementarioji dalelė? Kas yra elementarioji dalelė? Pirmą kartą girdžiu šitą žodį. Elementarioji dalelė yra mažiausiai žinoma dalelė sudaranti medžiagą ar perduodanti jėgas. Pavyzdžiui, elektronai, kvarkai. Jie yra tarsi visatos statybiniai blokeliai. Noriu pasikalbėti apie kai ką kito. Nežinau, kaip atsakyti savo draugiai. Mano draugė gyvena užsienyje, Turkijoje ir kviečia į savo vestuves ir sako, kad jai nereikia dovanos, bet tegul aš nusiperku bilietą, viešbutį ir atvykstu į vestuves, o aš iš tikrųjų šiuo metu taupausi dideliam pirkiniui ir tikrai negaliu sau leisti pas ją atvažiuoti. Kaip man jai paaiškinti gražiai, draugiškai, bet ir tvirtai, kad aš tikrai negaliu sau leisti taip pasielgti? Paaiškink, kaip labai vertini jos kvietimą ir kaip norėtum dalyvauti. Tada pasakyk, kad šiuo metu taupai svarbiam pirkiniui ir dėl to negali atvykti. Pasiūlyk alternatyvą, pavyzdžiui, švęsti kartu vėliau, ar norėtum, kad padėčiau suformuluoti žinutę draugiai? Taip, norėčiau. Kaip jinai skambėtų, jeigu tu sakytum tai jai? Galėtum sakyti maždaug taip. Labas, labai norėčiau dalyvauti tavo vestuvėse, bet šiuo metu taupau svarbiam pirkiniui ir negaliu atvykti. Tikiuosi suprasi. Gal galėtume švęsti kartu, kai sugrįši? Labai džiaugiuosi už tave. Ok, gana elementaru, bet daugybė žmonių naudoja programėlę tokiam socialiniam situacijom, pasitarimam, pareflektavimam. Pavyzdžiui, už kelių minučių lipsiu ant scenos ir labai jaudinuosi. Ką galėčiau padaryti, kad šiek tiek nusiraminčiau? Giliai įkvėpk ir iškvėp. Tai padės padidėti įtampą. Surašk savo pagrindinės mintis ar frazes, kad jaustumėsi pasiruošęs. Taip pat prisimink, kad jaudulys yra natūralus ir dažniausiai dingsta vos pradėjus kalbėti. Padėčiau, jei norėtum konkrečių patarimų. Ar galim mes kartu šiek tiek trumpai pamedituoti arba pakvėpuoti? Ar galėtum pravesti kvėpavimą man, kad aš galėčiau tave sekti ir kvėpuoti kartu? Žinoma, pradėkime. Atsisėsk patogiai ir užmerk akis.
Įkvėp giliai pro nosį, skaičiuodamas iki 4. Laikyk kvėpavimą porą sekundžių. Tada lėtai iškvėpk pro burną, skaičiuodamas iki 4. Pakartok tai kelis kartus, kol pajusi ramybę. Ir be abejo tekstas, tai yra susirašinėjimas su šita programėle, pati pagrindinė funkcija, labai daug naudingo galima nuveikti pačiam elementariai. Pavyzdžiui, aš jai rašau, sudėk lietuviškas kabutes vietoje angliškų, pridėk jas prie kiekvieno pavadinimo, pačio teksto nekeis ir įklijuoju savo anksčiau parašytą tekstą, tai yra anonso nuo laidos, išsiunčiu ir man sudeda lietuviškas kabutes. Elementaru, paprasta, labai naudinga. Aš asmeniškai labai mėgstu su ChatGPT pasiginčyti, prašyti, kad jis mane sudroštų, kad patikrintų, ar aš nenusikalbu ir panašiai. Tai pavyzdžiui, rašau jam, ko nepagalvojau šiame tekste, kaip galėčiau jį patobulinti, klaustukas 2, aš dažniausiai po 2 dedu tą tekstą, apie kurį kalbu ir įklijuoju savo Facebooko postą, galiu štai pasididinti tekstą per visą ekraną, tai ir spaudžiu siųsti. Ir man sako, kad tekstas gerai apgalvotas, tačiau trūksta kelių esminių aspektų ir struktūrinio aiškumo, ką verta patobulinti. Gerai, čia jau nemalonu, nes tu skaitai ir prie tavęs kabinėjasi, bet yra labai gera proga tobulėti. Geras tikrai būdas pasitikrinti savo teiginius, pasitikrinti savo campaigną, dar kažką, puikiai priekabiaus prie tavęs ir ras trūkumų. Tai tikrai tam naudoju. Apibendrink šį video struktūruotai ir glaustai, pateik svarbiausius teiginius ir citatas, naudok bullet points. Mėgstu šitą priminti, kadangi tuomet viskas surašoma su taškiukais, ar ne? Ir įklijuoju YouTube nuorodą, spaudžiu siųsti, peržiūrėjau šitą video ir štai yra citatos ir ką jisai sakė. Jeigu būčiau paprašęs struktūruoto ir išsamaus paaiškinimo, tai jisai būtų buvęs gerokai ilgesnis, bet dabar galiu peržvelgti, apie ką yra video ir galbūt nuspręsti, ar man tikrai verta jį žiūrėti. Žiauriai geras dalykas. Turiu tokią užklausą. Padėk man paskaičiuoti finansinę grąžą ir investavimo alternatyvas. Planuoju pirkti butą Vilniuje su paskola, turiu tiek ir tiek eurų pradiniam įnašui. Buto kaina yra tiek ir tiek, minimalus pradinis įnašas turi būti 20%, bendra paskolos kainos metinė trukmė, paskolos norma. Kas apsimoka labiau? Įnešti minimalę 20% įmoką, visas santaupas, o gal pasirinkti vidurinį variantą. Paskaičiuok investicijos atsiperkamumą ir pateik įvairias alternatyvas, kaip šiuo atveju pasielgti racionaliau, siekiant kuo labiau sutaupyti ir kuo daugiau uždirbti. Ir ką aš padarysiu? Aš pasirinksiu ne dabar man automatiškai rodoma GPT 4.0, o pasirinksiu O1 modelį, kuris yra mokamas, brangus ir lėtas, paspausiu siųsti. Čia yra atskira ir sudėtinga tema, tie visi modeliai, kuo jie skiriasi, labai sunku susigaudyti, bet yra tam tikri mokami, brangesni, vadinami reasoning models. Ką jie daro? Jie išskaido tavo užduotį į mažesnes ir sako, vartotojas manęs prašo to, dabar jis tikriausiai nori iš manęs to, todėl darysiu tą ir aną. Ir jisai save tikrina. Užtrunka ilgiau, kainuoja brangiau, bet atsakymai yra išsamesni, gudresni ir praktiškesni ir jiems puikiai taip pat sekasi su matematika. Aš čia prabrauksiu pirštu per ekraną, bet man atrodo visi matote, kad atsakymas yra išsamus ir jis yra vertingas. Aš galėčiau sakyti, čia yra jau kaip kokio finansinio konsultanto mokama konsultacija pirminė, ar ne? Tai jisai pasiūlys, paskaičiuos visokias grąžas ir panašius dalykus. Šiaip amazing. Jeigu turite savo skaičių, jeigu yra matematikos, jeigu yra duomenų, jeigu reikia loginio mąstymo, tai su tokiais modeliais galima nuveikti labai nemažai. Jeigu kartais naudojate nemažai, bet nenorit mokėti, tai įsijunkit jos konkurentus, tai yra Claude, Perplexity, Google Gemini ir panašiai ir varykit, kol ten pasieksit limitus ir nereikės pirkti. Elementaru. Būtų labai fainai, jeigu komentaruose pasidalintumėt, kaip patys naudoja ChatGPT, kas sekasi, kas nesiseka, galbūt turit labai gerų panaudojimo būdų, apie kuriuos aš net nesusimąsčiau, tai būčiau irgi dėkingas. Jeigu žiūrėjot jau tiek to video, tai gal paspausit like arba subscribe, nes aš tai čia visai ilgai jos montuoju ir pavargstu filmuoti.